Sveiki, aš Domantas Tracevičius, VŠI žiedinė ekonomika vadovas. Mūsų organizacija pagrindė užsiema įvairiais aplinkosauginiais klausimais bei vartotojų teisėmis aplinkosaugoje. Galima pasidžiaugti, kad vis daugiau vartotojų renkasi tvariai, nes jiem rūpi klimato kaita, rūpi biologinė įvairovė, nori išsaugoti tuos reiškinius, kaip sakant, suvaldyti, sustabdyti. Ir naujausios apklausos rodo, kad net apie 40% vartotojų netgi atvirai boikotuoja tam tikrus gamintojus, kurie tikrai daro žalą arba galimai daro žalą ir nenori tų prekių pirkti. Tai tikrai čia yra gera žinia, o net 3/4 aktyviai, kaip sakant, pasižiūri, tikrai norėtų turėti tą daugiau tos informacijos, teisingos informacijos. Gamintojai, pardavėjai, prekių ir paslaugų teikėjai nusprendžia, kad pasinaudoti to susidomėjimu vartotojų, kad galima išnaudoti tą nišą, kad parodyti, kad mano prekė ar paslauga yra geresnė, žalesnė, negu yra iš tikrųjų. Daug kas naudoja vien žalią spalvą, kuri kaip ir atrodytų neturėtų būti, visokius piešinius susijusius su gamta, atsinaujinančią energetiką. Taip pat yra daug įvairių sertifikatų, dalis iš jų tikrai yra nepatikimi, niekuo nepagrįsti. Irgi yra bandymas suklaidinti vartotoją, parodyti, kad daiktas yra tikrai draugiškesnis aplinkai, negu iš tikrųjų yra. Tai tikrai kviečiu būti akylais ir galbūt jeigu žiūrėti į sertifikavimą, tai rinktis tuos populiariausius eco-label, europinius, garsius, kurie tikrai yra patikimi, kurie yra patikrinti, matomi, žinomi ir tuo sukčiavimas neužsiema. Deja, kol kas Lietuvoje žalieji teiginiai, aplinkosauginiai nėra reguliuojami. Labai tikimės, kad artimiausiu metu padėtis pasikeis ir bus perkeltos direktyvos į Lietuvos teisę ir bus ta stebėsena tokių teiginių ir aišku, darant tokį teiginį, reikės jį pagrįsti, įrodyti, kad vartotojas galėtų susipažinti. Mes matome daug pavyzdžių užsienyje. Pats geriausias, pats įdomiausias mums tai yra pavyzdys Danijoje, kur įmonės darydamos bet kokį teiginį susijusi su pavyzdžiui, klimatu, turi jį pagrįsti, pateikti įrodymus, kitu atveju tikrai laukia labai reikšmingos baudos, siekiančios net iki 4% bendrovės apyvartos. Norėtume, kad panaši sistema būtų ir Lietuvoje. Viešoji įstaiga žiedinė ekonomika ir vartotojų alijansas stengiasi dirbti su valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, siekiant rasti, kaip geriausiai būtų galima tuos teiginius, kaip sakant, kontroliuoti, nustatyti ir, aišku, apginti vartotojų interesą.